Jūs klausote radijo laidas iš Londono. Berniukai Slamsiukai! Sveiki vaikai, kaip gyvojat? Ką įdomaus sužinojot? Kokių žaidimų žaidėte? Aš šį kartą kepu draugams žagarėlius. Kepu kaip mano močiutė kepa. Mano močiutė yra pati geriausia šeimininkė visam pasaulyje. Niekas už ją skaniau negamina. Ji mane visada moko, kaip ruošti patiekalius, kai būnu Lietuvoje. Šiandien prisiminau šitą seną receptą ir nutariau pavaišinti draugus. Štai, draugai, bėgai leisti. Labas, Sandra! Sveiki, užeikit. Šiandien paragausit žagarėlių pagal seną mano močiutės receptą. Dar žagarėlis žmonės vadina auselėmis. Labai įdomu. O kaip tu sugalvojai kepti pagal tavo močiutės receptą? Šią savaitę skaičiau labai įdomią knygą apie bobulytes. Kai skaičiau, kasdien galvojau apie savo močiutę. Taip jos pasiilgau. Kad būtų linksmiau, nutariau prisiminti tai, ko jinai mane mokė. Parodyk ir mums tą knygą. O, koks įdomus paukštis, koks skylėtas, koks knygos pavadinimas. Skaitom. Vaizdai iš gyvenimo, bobulytės ir kita. Koks keistas pavadinimas, o kas parašė šią knygą? Knygos autoriai Antanas Šimkus ir Ieva Babilaitė. Pavartykim kartu. Oi, kiek daug bobulyčių. Bobulytė su paukščio kojom. Vienam puslapį su tom pačiom kojom vaikšto paukštis, o kitam puslapyje bobulytė. O viena kokia raudona. Man šita knyga labai įdomi, todėl, kad čia užkarpyta daug rutuliukų. Pažiūrėkit. Štai atrodo, kad bobulytė rėkia ir už jos burnos šypsosi vaidukas. Šioje knygoje labai nedaug spalvų, yra tik tais juoda, balta ir raudona. Man taip atrodo, kad autoriai norėjo, kad būtų išskirtinė knyga be spalvų, nes visas knygas juoda, balta, kurios be spalvų, o šita išskirtinė užtat, kad juoda, balta ir raudona. Gal autoriai nori, kad skaitytojai atkreiptų dėmesį į tai, kas paryškinta raudona spalva. Čia pilna užkarpytų rutuliukų. Va, pavyzdžiui, čia vąžlys turi labai didelį raudoną akį. Kitam puslapyje ta akis pavirsta autobuso ratu. Ir čia ir pirštą galime įkišti per šitą skylę. O gal ir puslapius taip vartyti linksmiau? Gali įkišti pirštą ir atversti lapą. Mažiem vaikams turėtų patikti šitos skylutės. O, žiūrėkite, viename puslapyje matosi kopėčios, o kitame puslapyje kopėčios virsta paukščio kojomis. Dar nepaskaitėme knygos, tik pažiūrėjome į paveiksliukus ir man atrodo, kad bobulytė šioje knygoje yra visiškai nesena moteriškė, o labai pašėlusi. Visai kaip vaikas. Kad ir čia žiūrėkit. Bobulytė atsistojus ant dviračio sėdynės, važiuoja nuo kalniuko, tiesiai į šunį ir dar vežosi katiną ant nugaros. Kas čia parašyta? Kas per paukščiai iš pat ryto čiulba ulba po langais? Tai ne paukščiai, bobulytės, šnekasi skardžiais balsais. Bobulytės viską žino, kokie laukiami orai, kuo geriau kates maitinti ir dėl ko liūdni vaikai. Va ir vėl babulė Stasė visam kiemai išauks, ką matė. Išklausykime ir mes tas babuliškas žinias.
O iš kur seni žmonės tiek daug žino? Iš gyvenimo patirties. Jie daug nugyveno ir visko daug sužinojo. Mano močiutė man rašo laiškus. Ji pasakojo ne tik naujienas, būtinai parašė apie kažką įdomaus ir apie Lietuvą. O iš kur jie tiek daug žino, nežinau. Gal 7-mečiai mums padainuos? Klausom 7-mečių dainą apie močiutės laiškelį. Dabar supratau, močiutės daug visko matė, stebėjo ne vienus metus ir viską lengvai supranta. Skaitykime toliau. Bobulytė išvilioja sūrį. Bobulytė varno būrį dėmesingai stebi. Gali iškris iš snapo sūris, kuriai nors ant žemės. Bobulytė krentant maistui ranką pakištų ir turėtų vakarieniai valgio pakramtyti. Bobulytė nužiūrėjus baltą varną, šaukia paukščiui pasistiebus, koks tavasis vardas. Varna drąsiai žiojas krankti, sako, aš Snieguolė. Šlept į ranką sūris krenta, Bobulytė skuodžia. Link namų per gatvę nešasi, ką turi. O Snieguolė piktai karkė, kviečias varno būrį. Kol Snieguolė surikiavo, gelbėti komandą. Jau seniausiai Bobulytė sūrį namos kramtė. Čia Bobulė vakarienė dažo į uogienę. Ten už lango juodos varnos piktai bara balto. Man šitas eilėraštis panašus į pasaką Varna ir sūris. Tai gal Bobulytė ir yra lapė? Tikriausiai, jinai labai gudri. Ne tik daug žino, bet ir moka iš varnos išvilioti sūrį. Turbūt kuo ilgiau žmogus gyvena, tuo gudresnis tampa. Tikriausiai. Apie gudrumą reikėtų paklausti mūsų senelių. O dabar paskaitykime, ką dar šioje knygoje rašo.
Štai eilėraštis apie autobusą. Bobalytė vėluoja į autobusą. Miškas. O iš jo keliukas išvengiojo miesto link. Bobulė ir anukas grybus spėjo prisirinkti. Link stotelės autobuso lekia, kad nepavalotų. Bobalytė piktai siūlo, anukėliai beržo košės. Šitoks vyras, o toks lėtas, net vežlys greičiau nukaks. Bobalytės balsas plėšos į apylinkės visas. Anukėlis nauriai tyli, neša didžiulius krepšius, prisirinko šitiek grybų, va ir tempkios, kad gudrus. Bet jei išvykti pavėlios, tai bus už mus merė baisiau. Kol kitas reisas atvažiuos, bobulė liežuviu papjaus. Kas čia parašyta? Oi, čia rašo, kad bobulytės daug kalba ir ne visada norisi ilgai klausyti jų kalbų. Varliukai, ar jums tai būna? Man kartais nusibosta. Močiutė kviečia mane ateiti tuo laiku, kaip aš nenoriu. O jinai labai prašo. O kai aš nuvažiuoju į Lietuvą, į kaimą pas senelius, aš labai mėgstu užsilipti ant klėtės balkonėlio. Ten galima užlipti tik kopėčiomis. Aš ten mėgstu pasėdėti. Jeigu seneliai pamato mane ten sėdint, sako, lip žemyn. Ir aš labai nenoriu. Varliukai, kaip jums atrodo, kodėl seni žmonės taip laikosi savo nuomonę? Kartais su jais net negalima pasiginčyti. Aš manau, kad jie žino, jog gali blogai baigtis. Pavyzdžiui, rojus seneliai bijo, kad rojus nenukristų nuo balkono ir nesusižaistų. Ir todėl jam neleidžia ten sėdėti. O mano seneliai sako, kad jie kaip tik su mumis nesiginčija. Nes dabar viskas labai pasikeitė. Jie gyvena visai kitaip, nesinaudoja kompiuteriais. Ir dabar jiem labai sunku susigaudyti. Varliukai, ar jūs kada galvojate, kad jūsų seneliams labai daug metų? Taip. Kodėl? Užtat, kad vienas jau miręs. Užtat, kad niekur neina, tik iki gatvės, kai parduotuvė atvažiuoja ir po kaimą, niekur daugiau neina. Nebedirba ir darbų, ir kad dažniausiai reikia, kad kažkas atidarytų vartelius, eiti į sodą, nes močiutei sunku. O gal pakalbinkim dar mažesnius už mus vaikus? Štai šiandien pas mus atkeliavo Saulė ir jai yra 5 metai. Paklauskim, ką jinai mano apie savo senelius. Labas, Saulė. Ar tu kada nors galvojai, kad tavo seneliams labai daug metų? Mano seneliai yra labai jauni. Abi močiutės turi kompiuterius. Netgi mano promočiutė kalbina mane per Skype programą. O mano prosenelis nusipirko planšetinį kompiuterį, nors jam jau 80 metų. Ir jis vairuoja mašiną, nuveža mane Lietuvoje į parduotuvę arba į parką, o kartais prie upės. Man atrodo, kad mano seneliai pasenę. Ačiū. Man dar labai įdomu, kaip jaučiasi pačios močiutės. Kiek joms metų yra iš tiesų ir ką jos mano apie savo amžių. Paskambinkim močiutėm. Paskambinkim ir pakalbinkim. Mes šiandien kalbiname močiutės ir norime jums užduoti porą klausimų. Ar džiaugiatės, jog esate močiutė? Labai džiaugiuosi, kad esu močiutė ir jauna močiutė. Na, aišku, dar
būna jaunesnių močiučių, ne tokia aš jau jauna močiutė, bet tikrai džiaugiuosi, bet turiu tik tai vieną anūkę, vat gaila. Galėtų būti daugiau jau tų anūkų. Ir kitas klausimas, kiek jaučiate, kad jums yra metų ir kodėl? Iš tikrųjų, man jau metų 51, bet aš jaučiuosi daugiau jaunesnė močiutė. Šiaip širdį tikrai jaučiuosi, kad esu kokių 30 kelių, bet negaliu jaustis tokia iš tikrųjų, nes dukra jau tuoj 30 metų. Tai va, anūkė jau 6 metai bus, tai va taip, kad iš tikrųjų turbūt kiekviena močiutė nori būti kuo jaunesnė, šiuolaikinė močiutė, nebe tie laikai, kaip anksčiau močiutės tokios atrodė tik tai senos. Tai va, esu jauna močiutė ir džiaugiuosi, kad turiu anūkytę. Mano vardas Laima ir aš gyvenu Biržų mieste. Ačiū už pokalbį. Ar džiaugiatės, jog esate močiutė? Labai džiaugiuosi. Tai mano gyvenimo paskutinio 10-mečio svajonė. Aš jau nuo 40, nuo 5 metų jau atsvajojau turėti anūkų. Ir dabar prieš 3 dienas gimė dar viena anūkė. Ir man didžiausia palaima ir didžiausias džiaugsmas. Dabar turiu 2 anūkės, vyriausia yra Saulė, kurią auginau 2 metus, gyvenu Londone. Paskui yra Aleksandras gimęs po 3 metų, o dabar prieš kelias dienas gimė dar viena. Tai kad esu labai laiminga. Kiek jaučiatės, kad jums metų ir kodėl? Jaučiuosi taip, ir man būtų, net nebūtų 40, aš taip galiu pasakyti. Nes fiziškai jaučiuosi labai gerai, važinėju dviračiu, kol įmanoma, rudenį, vasarį, pavasarį, paskui vaikštau pėsčiomis, sportuoju, tai man, vienu žodžiu, aš nesijaučiu sena ir tikrai, kad ir galiu pasakyti kitiems žmonėms, tegu be laiko savęs nesendina ir tegu, vienu žodžiu, žiūri šviesų į ateitį, kad galima būti ilgam, išlikti ilgam jaunam. Žodžiu, vienu žodžiu, esi jaunas tol, kol tu jautiesi savo vidumi jaunas. Aš taip galiu pasakyti. Mano vardas yra Nijolė. Aš gyvenu Kelmės rajone, Užvenčio apylinkėje ir kaimas yra toksai tokiu pavadinimu Dangryje. Dėkuoju už pokalbį. Paskaitykime dar vieną eilėraštį. Bobulytei viskas pabodo. Jei name langai išdūžtų, niekas nenustebtų. Bobulytė knarkė rūsčiai, šitaip ji pavargus. Žaidė futbolą per dieną, katino tikojo, vogė dviratį iš kiemo, vilkšunį aplojo. Dar iš pamokų pabėgo, neatsiprašius, kraipo galvą anūkėlis, kas tau pasidarė, juk buvai pati šauniausia miesto bobulytė, o dabar elgiesi baisiai kaip kokioj paauglystėj. Bobulytė neatsako, parpia savo į ūsą. Anūkėlis verda košę, sunkiai atsidūsęs. O kai vakaro bobulė atsikels pavalgyt, pasiteisins. Nusibodo man šita senatvė. Varliukai, ar jūs supratot visus eilėraščio žodžius? Ne visus. Aš nežinau, ką reiškia žodis tykoti. Eilėrašty buvo sakoma, kad bobulytė tyko katino. Tai reiškia, kad bobulytė slapčia laukia pasirodančio katino. Dažniausiai katinas tyko pelių, o ne bobulytė katiną. O kas yra beržo košė? Nežinai, ką reiškia beržo košė? Tai nevalgoma. Beržo košės tėveliai ir seneliai pasiūlo vaikams, kurie jų neklauso. Man atrodo, kad tai yra didžiukas. Oi! O ką reiškia žodis nukaks?
Ar klausi, ar vėžlys greičiau nukaks? Tai reiškia, kad kas nors kažkur nueis. Ir dar nežinau, kas yra reisas. Reisus turi autobusai, traukiniai, lėktuvai. Tai yra transporto kelias iš vienos vietos į kitą. Gali būti autobuso reisas Vilnius-Kaunas. Tai reiškia, kad autobusas važiuoja iš Vilniaus į Kauną ir atgal. Iš tiesų, bobulytės kartais keistai elgiasi. Mano močiutė vieną kartą pakvietė pašokti ir grojo per radiją šiuolaikinę muziką ir labai juokingai pagal ją šoko. Šokdama rodė tokius, kurių jau dabar neberodo. Šoko taip kaip senoviai ir labai juokingai atrodė ir visiškai ne pagal muziką. O man atrodo keista, kad bobulytės labai daug šneka ir garsiai. Iš tiesų, gali mum ir seni žmonės ir keistai atrodyti. Bet savo močiutę aš labai myliu. Nors jinai ir laikosi savo nuomonės, bet jinai labiausiai rūpinasi mane pasaulyje. Man patinka knyga apie bobulytės. Iš tiesų labai įdomi. Ir niekada negalvojau, jog skaityti apie bobulytės gali būti taip įdomu. Pakalbinkime šių tekstų autorių. Imkime mūsų šaunųjį telefoną ir paskambinkime poetui Antanui Šimkui. Renku numerį. Kva. Kva, 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 kva. Kva, 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 kva. Girdžiu signalą. Kva, kva, kva. Labas vakaras. Jums skambina varliukai smalsiukai iš Londono. Mes skaitome jūsų knygą Vaizdai iš gyvenimo, bobulytės ir kito. Ir norime jums užduoti klausimų. Ar galėtume pakalbinti? Labas vakaras, aišku, galėtumėt pakalbinti. Labai malonu, kad skaitote. Tai klauskite. Kodėl pasirinkote rašyti apie bobulytės? Nes apie bobulytės visų pirma norėjau parašyti. Visų antra, tokia buvo ir dailininkės idėja. Jinai paprasčiausiai atėjo ir sako, galbūt kas nors galėtų parašyti apie senus žmonės. Tai nebuvo konkrečiai apie tas bobulytės, apie kokią čia, tarkim, yra parašyta. Bet tuo metu man užteko tos pradinės idėjos, kad bet tada aš prisiminiau, kad aš seniai noriu parašyti vaikams. Tada prisiminiau, kad noriu kažkaip, kadangi jau močiutės nebeturiu, bet turėjau labai gerą močiutę, vieną ir kitą, tai kažkaip pat norėjosi parašyti apie senus žmonės. Ir taip ir pabandžiau. Kodėl rašote, kad bobulytės visada žino, kokie laukiami orai? Kaip? Dėl to, kad jos žino, paprastai jom jaučias per sąnarius, kaulus, jos net ore užuodžia, koks tas oras bus. Jos netgi gali beveik minutės tikslumu išpranašauti pavasarį. Iš kur tiek daug žinote apie bobulytės? Gal pažįstate šioje knygoje aprašomą bobulytę? Tai ta bobulytė yra Stasė ir ji tokia yra vienintelė, kuri gyvena šitose knygose ar šitoje knygoje, bet man teko gyventi nemažai pas močiutę, savo močiutę, mamos mamą, ir dalis istorijų yra susijusių kažkiek su mano močiutė, jos nėra lygiai tokios pačios, bet tarkim, gremžti sniegą, tai tikrai mano močiutė, būdama darbšti, sugebėdavo ir mane, nebūtinai sniegą, bet bent jau kokias ten, visokius darbelius dirbti, tai liepdavo ir tuo metu aš gal šiek tiek ir nebūdavau labai patenkintas tuo, bet dabar suprantu, kad labai reikėjo, nes jeigu bent minimaliai išmokau tvarkos, tai iš šitų dalykų. Ir apie tai pabandžiau parašyti. Ne vien apie tvarką, žinoma. Bet ta bobulytė, apie prototipą kalbam, tai kažkiek susijusi su mano močiute.
Kam kilo mintis iliustruoti taip įdomiai knygą? Iškirpti rutuliukus, per kuriuos matosi kito puslapio paveikslėliai. Mintis apie iliustraciją ir knygos apskritai tai apie pavidalinimą yra šios knygos dailininkės Ievos Babilaitės. Va, ir tuos visus iškirtimus, tas skylutes ar akutes, kaip ten pavadinsim, iš puslapio į puslapį sugalvojo būtent jinai. Ir čia galima prasimanyti visokiausių žaidimų. Arba bent jau pažiūrėti kiaurai puslapius. Ne kiekviena knyga tai įmanoma padaryti. Ką dar veikite, kai nerašote knygų? Kai nerašau knygų, aš paprastai sėdžiu su savo mažuoju Simonu, savo sūnumi. Taip pat rašau kartais laiškus, atsakinėju į laiškus, ypač elektroniniu paštu. Taip pat aš dar ką darau, kai nerašau knygų. Šiaip skaitau kitas knygas, nes mėgstu skaityti. Redaguoju tekstus, tvarkau juos, ten visai taisau. Ir ką aš dar darau? Nežinau, valgau, miegu ir visą kitą, bet patys suprantu. Tai va. Mat atrodo tiek darau, kai nerašau knygų. Kuris rašytojas ar knyga jums patiko vaikystėje? Labiausiai man vaikystėje patiko Anzelmo Matučio poezija. Taip pat pirma galbūt knyga, kurią aš perskaičiau, buvo Zelmos Lagerlöf Nykštuko Nilso, stebuklingosios Nykštuko Nilso kelionės. Va. Ko gero šitos. Kažkaip dabar, taip pat pasakos, jeigu taip jau. Pasakas labai mėgau. Va. Ką sunkiausia daryti rašant knygą? Sunkiausia... Ką sunkiausia daryti? Iš karto suprasti, ar čia gerai parašei, ar dar reikės taisyti. Va tas man yra sunkiausia, labiausiai kankinantis dalykas. Arba parašius vieną eilėraštį, laukti kito. Kada jau čia bus galima įrašyti, ar kada čia. Laukimas yra sunkiausia. Kaip tapote rašytoju? Atsisėdau ir rašiau. Eilėraščius rašyti pradėjau 13 metų kažkur, bet rašytojų, kad tokių kaip rašytojų, gal pagalvojau, kad tokių galiu, būti, ar kažką kokių 21 ar 22. Kažkas tokio. Bet iki galo, aš ir dabar nemanau, kad, esu toks jau, žinot, nuo ryto iki vakaro rašantis rašytojas. Ne. Bet tai kažkiek gyvenimo mano būdas yra. Jeigu atsakiau, tai ačiū. Ar turite vaikų? Taip, turiu vaikų. Tai du sūnus turiu. Vienam 15 vardu Jogaila, o kitas tas, kuris šiuo metu kartu su manim jums atsakinėja į klausimus, yra Simonas. Jam metai ir 8 mėnesiai. Kažko jis nelabai patenkintas čia savo amžium. Tai va. Tai 2 vaikai. Ar jums patinka bobulytės? Patinka. Man patinka bobulytės. Aš netgi kažkaip mėgstu stebėti tiesiog, kaip tie seni žmonės gyvena, kokie jie yra nuostabūs ir kiek daug jie turi išminties. Tik reikia jų karts nuo karto paklausyti. Paklausti ir paklausyti. Tai va. Tiek. Kada parašėte pirmą knygą? Pirmą knygą aš parašiau... Bandau prisiminti, kada ji buvo išleista. 1998 gal. Tai jo. Buvo išleista 21 metų, jau tai persmėt, jau kokių 18 metų buvau parašęs pirmą eilėraščių knygą. Koks jūsų pirmos knygos pavadinimas? Pirmos knygos pavadinimas yra toks – Skradžiai. Kiek laiko rašėte knygą apie bobulytes? Knygą apie bobulytes rašiau maždaug pusę metų. Bet tai buvo tik parašymo dalis, dar kažkas ją turėjo nupiešti. Tai dar pusę metų kažkur. Tai bendroj sumoj, ką mes turim metus.
Ar esate gavęs kokių nors apdovanojimų už savo kūrybą? Taip, esu gavęs šiokių tokių apdovanojimų už savo kūrybą. Tik tai panašiai dabar, kaip už poeziją apie Vilnių esu gavęs mero premiją. Ką ten dar? Poezijos pavasario prizas pernai atiteko už šitos knygos eilėraščius Bobulyčio. Paskui... taip, esu dar jaunojo Jotvingio gavęs tokią premiją poetinio druskininkų rudenį. Bet čia iš mane šaipasi mano sūnus, tai aš daugiau ir nebevardinsiu, užtenka. Esu gavęs premiją, taip. Ačiū. Apie ką bus jūsų kita knyga? O apie ką norėtumėte? Tai gerai, bus šiaip apie bobulytes, bet jeigu pasiseks, tai parašysiu apie bobulytę kosmose, gerai? Supratau, gerai, pasistengsiu. Tai va. Kam skirta šita knyga? Pirmiausia, ji skirta vaikams, paskui ji gali būti skirta bobulytėms arba senesniems žmonėms ir šiaip ji gali būti skirta visai šeimai. Tai aš tikiu ir žinau, kad ją skaito ir visi. Visi susėdė savo ir skaito ir paskui kalbasi. Kas tos bobulytės, kas tie anūkėliai, ką turi veikti tie anūkėliai, ką turi veikti bobulytės. Kažkaip taip, bet pirmiausia vaikams. Ką palinkėtumėte mūsų klausytojams? Klausytojams? O ko galima linkėti klausytojams? Kad klausytųsi kuo daugiau jūsų laidų ir taip įsiklausę kažką suprastų ir norėtų dar daugiau klausyti. Ko palinkėčiau. Ačiū Jums už pokalbį. Sėkmės kuriant knygas toliau. Lauksime kitos knygos apie bobulytę kosmose. Ačiū Jums labai, Jūs esat nuostabus. Tikiuosi, kad nereiks labai Jums ilgai laukti. Ačiū! Viso gero! Mieli klausytojai, laukime jūsų laiškų. Nupieškite savo močiutę ir parašykite, kodėl ją labai mylite. Laišką siųskite mums elektroniniu paštu smalsiukai@ltlt.lt. Iki susitikimo! Laidoje dalyvavo poetas Antanas Šimkus. Šiandien laidoje dalyvavo Londono lituanistinės ir asmenybės ugdymo mokyklos Mano pirmieji mokslai auklėtiniai. Beata Džiaugutytė, Sandra Dobrauskytė, Elvita Minauskaitė, Rūjus Česonis, Sigito Gedos ir Erikas Aukštalytės daina Laiškų namelis dainavo 7-mečiai Gabija Luk.